Vasara baigėsi. Daugelis po atostogų gali pasidžiaugti gražiu įdegiu, o jį išlaikyti ištisus metus padeda soliariumai. Šį rytą aiškinamės, kokių saugumo priemonių būtina imtis, norint būti ir gražiai, ir sveikai. Pirmasis patarimas moterims mėgstančioms pasilepinti šilumą visus metus. Atkreipkite dėmesį, kokias lempas siūlo soliariumų studijos, kuriuose lankotės. Saugumo garantas tvirtina specialistai, specialūs ženklai, įrodantys, kad lempos atitinka ES higienos normas, vadinamąją ES 03 apšvietą. Tai yra saugus įdegis. Nudegimų tikimybė sumažinta iki minimumo, tai ypatingai aktualu šviesos odos žmonėms. Deginantis šiomis lempomis mes nenudegame, įdegis išlieka ilgiau, todėl kad oda neatgauna šoko ir jinai ruduoja palaipsniui iš lėto, be streso. Oda truputėlį, kaip ten bebūtų, mažiau sausėja, kadangi jos mažiau to ultravioleto, yra mažesnė ta nudegimų galimybė, natūraliai, kad oda ir mažiau sausėja. Apsilankius soliariumo studijoje taip pat pravartu pasidomėti, ar naudojamos lempos naujos ir kiek maksimaliai jos padeda išsaugoti odos drėgmę. Štai pavyzdžiui soliariumuose, kuriuose naudojamos oksitan lempos, įdegis prisotinamas deguonies, tuo pat metu vyksta ir kolageno terapija. Deginantis šitomis lempomis naudojama dar mažiau ultravioletinių spindulių. Ultravioleto spinduliukas eina paraleliai su šviesos spinduliu, jis patenka į gilesnius odos sluoksnius, tuo skatina didesnę elastino, kolageno gamybą. Savo klientais besirūpinančių grožio studijų pareiga, anot ponios Dianos, kuri jau ne vienerius metus dirba šioje srityje, tinkamai informuoti savo klientą apie saugaus įdegio principus ir tik tuomet jį siųsti degintis. Taigi klausėme specialistės, ką turi žinoti žmogus pirmą kartą apsilankęs soliariumo studijoje. Pirmą kartą apsilankęs klientas soliariumo studijoje turėtų atkreipti dėmesį, manau, į tokius dalykus. Aptarnaujantis personalas turėtų paklausti, padėti, kitaip tariant, nustatyti jo odos tipą. Pasidomėti, kada jisai paskutinį kartą deginosi apskritai ar saulėje, ar soliariume. Paklausti, kaip jo odelė reaguoja į ultravioletinius spindulius, saulės arba soliariumo. Na ir tada, remiantis gamintojo rekomenduojamais laikais, nustatyti pirmo seanso trukmę. Jeigu jūs esate antro tipo, kaip ir dažniausiai taip ir būna odos žmogus, pirmas seansas turėtų neviršyti 6-7 minučių. Paskui, lankantis, kaip ir minėjau, kas 48 valandas, galima po minutę, maksimum 2, didinti tuos deginimosi laikus. Didžiausias deginimosi laikas, ar ne, didžiausia trukmė pagal gamintoją yra nuo 17 iki 20 minučių. Taip, bet jeigu tai yra maždaug 12 seansas. Anot pašnekovės, po saugaus deginimosi jūs neturite jausti jokio šalutinio poveikio. Ir jei oda yra paraudonavusi, derėtų sunerimti. Būna tokių atvejų, kadangi saugios lempos, kaip ir sakiau, yra sumažinta visiškai nudegimų tikimybė ir klientas išėjęs neparaudonavęs arba ten jisai kitą dieną neraudonas, atėjęs sako, kad gal aš čia nieko neįdegiau ir paprastai. Savo studijoje tokiais atvejais siūlome klientam lipdukus, kuriuos rekomenduojame užsiklijuoti prieš deginimąsi soliariume ir po seanso jį ėmus tą lipduką matosi akivaizdus skirtumas. Prieš degindamiesi nenaudokite maitinamųjų kremų ir vaistinių tepalų, kurių sudėtyje yra hormonų. Taip pat nenuplaukite natūralaus apsauginio odos sluoksnio muilu. Neikite deginti su makiažu, tai padidina odos pigmentaciją. Naudokite profesionalią įdegio kosmetiką, o po procedūros palepinkite odą losjonu, kurio sudėtyje būtų vitaminų A ir C. Tai padeda apsaugoti ją nuo išsausėjimo. Įdegio kosmetika yra irgi labai svarbus momentas, todėl kad sausa oda, nenaudojant jokių kremų, jokių priemonių, jinai visai kitaip pasisavina ir spindulius. Ta prasme, kitaip tariant, nuo jo spinduliai kaip ir atšoka. Patrikinus odelę
galima pasiekti geresnį rezultatą ir ko pasiekoje ir oda taps gražesnė, lygesnė, įdegis išliks ilgiau. Turėkite omenyje, kad nuo vieno apsilankimo soliariume iki kito turi praeiti bent diena. Vidutiniškai vienas kursas trunka 8 kartus, kas antrą dieną darant pertrauką. Kai rezultatas jūs tenkina, užtenka ir 1 ar 2 kartų per savaitę, tačiau neturėtumėte degintis daugiau nei 50 kartų per metus.